Levels of NAD. NAD. Pastaraisiais metais NAD, lietuviškai NAD, tapo viena didžiausiai minimų temų, kalbant apie ilgaamžiškumą ir senėjimo biologiją. Apie ją kalba mokslininkai, gydytojai, biohackeriai, net mes, o internete plinta pažadų apie daugiau energijos, geresnį sveikatą ir net lėtesnį senėjimą. Bet čia atsiranda keli labai svarbus klausimai. Ar už viso šito iš tikrųjų stovi rimtas mokslas? Ar NAD papildai iš tiesų kažką keičia žmogaus organizme? Ir gal svarbiausia, ar jie apskritai yra saugūs? Todėl šiame video mes pabandysime ramiai pereiti per visą NAD istoriją, kas tai per molekulė, kodėl apie ją kalba tiek daug mokslininkai, ilgaamžiškumo ekspertai ir vieni žinomiausių sveikatingumo influencerių. Taip pat, kaip šie papildai tapo tokie populiarūs ir kokias rizikas šioje srityje identifikuoja mokslas. Didelę dalį NAD populiarumo galima sieti su Harvardo genetiku David Sinclair ir jo knyga Gyvenimo trukmė, kodėl sensame ir kodėl tai neprivaloma. Sinclair iškėlė gana įdomią idėją. Senėjimas gali būti ne tik natūralus procesas, bet tam tikra prasme informacijos praradimas ląstelėse. Kad būtų lengviau suprasti, galime įsivaizduoti tokį palyginimą. Pagalvokite apie seną kompaktinį diską, kitaip CD. Kai jis naujas, grotuvas labai lengvai nuskaito visą informaciją ir muzika skamba be jokių trikdžių. Tačiau laikui bėgant diskas susibraižo. Informacija diske vis dar yra ta pati, ji niekur nedingo, bet grotuvui darosi vis sunkiau ją tiksliai nuskaityti. Atsiranda trukdžiai, praleidžiamas dalis ir sistema pradeda veikti prasčiau. Sinclair teigia, kad kažkas panašaus gali vykti ir mūsų ląstelėse. Mūsų DNR tai tarsi tas diskas. Informacija išlieka, bet laikui bėgant ląstelėm darosi vis sunkiau ją teisingai perskaityti ir palaikyti visus procesus tvarkingus. Kad ląstelės galėtų taisyti šiuos pažeidimus ir palaikyti tvarką, joms reikia energijos ir tam tikrų molekulių, kurios padeda reguliuoti šiuos procesus. Viena iš svarbiausių tokių molekulių ir yra NAD, kurios pilnas pavadinimas yra nikotamino adenino nukleotidas. Taip, šis sunkus pavadinimas. Problema ta, kad su amžiumi šios molekulės kiekis organizme dažnai mažėja. Todėl atsirado hipotezė. Jeigu pavyktų didinti NAD lygį, galbūt būtų galima padėti ląstelėms geriau taisyti save ir palaikyti jaunatviškesnę funkciją. Tačiau čia atsiranda labai svarbus bet. Ar iš tiesų NAD papildai, kurie pastaruoju metu tapo itin populiarūs, gali prailginti gyvenimą ir ar jie apskritai kažką keičia žmogaus organizme? Šiandien rinkoje dažniausiai sutinkami keli papildai NAD pirmtakiai. Populiariausi iš jų yra NR ir NMN. Bet to kai kuriuose klinikose jau siūlomos ir NAD lašelinės. Didelė dalis spūdingiausių rezultatų šioje srityje buvo gauta tyrimuose su pelėmis. Ir čia svarbu sustoti, nes biologijai labai dažnai nutinka taip, kad tai, kas veikia laboratoriniuose gyvūnuose, nebūtinai taip pat veikia ir žmoguje. Vis dėlto pelių tyrimų rezultatai tikrai buvo įdomus. Kai kuriuose eksperimentuose padidinus NAD lygį per NR arba NMN, pagerėjo mitochondrijų funkcija, kamieninių ląstelių veikla, insulino jautrumas, DNR taisymosi procesai ir kai kurie senėjimo rodikliai. 2016 metais publikuotame tyrime pelėms buvo duodamas ne pats NAD, o jo pirmtakis NR, kuris didina NAD kiekį organizme. Tyrimo autoriai nustatė, kad senoms pelėms NR pagerino raumenų kamieninių ląstelių funkciją, sustiprino audinių regeneraciją ir tame modelyje buvo stebėtas gyvenimo trukmės pailgėjimo signalas. Ir labai svarbu paminėti, kad šiame tyrime buvo naudota gana didelė NR dozė apie 400 mg/kg per dieną. Tačiau čia yra labai svarbi detalė. 2022 metais publikuotas didesnės apimties tyrimas šio poveikio nepatvirtino. Nei patinų, nei patelių pelių gyvenimo trukmė nepailgėjo. Dėl kol kas negalime užtikrintai teigti, kad NR patikimai ilgina žinduolių gyvenimą. Su žmonėmis vaizdas daug kuklesnis. 2024 metų publikuotoje sisteminėje apžvalgoje apėmusioje 10 klinikinių tyrimų su 489 žmonėmis parodyta, kad NADH ir su NAD susiję papildai dažniausiai buvo gerai toleruojami ir kai kuriais atvejais buvo siejami su geresniais sveikatos rodikliais. Pavyzdžiui, mažesniu nuovargiu, geresnė gyvenimo kokybė ir tam tikrais metaboliniais pokyčiais. Vis dėlto tyrimai buvo labai nevienodi, todėl autoriai pabrėžia, kad kol kas dar negalima daryti tvirtų išvadų apie jų klinikinę naudą žmonėms. 2025 metais atliktas naujas, randomizuotas, placebo kontroliuojamas tyrimas su long COVID sergančiais žmonėmis parodė, kad nikotamino ribozidas reikšmingai padidino NAD lygį organizme jau per 5 savaitės, tačiau pagrindinėje analizėje neparodė statistiškai reikšmingo pagerėjimo, palyginant su placebo, nei pažinimo, nei nuovargio, miego, nerimo ar
ir depresijos rodikliuose. Svarbu paminėti ir tai, kad dalyviai vartoja labai didelę dozę – 2000 mg NR per dieną, o dalis jų papildą vartoja net iki 20 savaičių. Nors papildomoje tyriamojoje analizėje buvo pastebėta galimų teigiamų signalų, pavyzdžiui, vykdomosios funkcijos, nuovargio, miego kokybės ir depresijos simptomų srityse ir po 10 savaičių vartojimo, patys autoriai pabrėžia, kad šiuos rezultatus dar reikia patvirtinti didesniais ir patikimesniais tyrimais. Taip pat yra NAD lašelinės, kurios pastaraisiais metais populiarėjo biohacking klinikose. Idėja atrodo paprasta. Jei NAD suleidžiam tiesiai į kraują, poveikis turėtų būti greitesnis ir stipresnis. Tačiau būtent čia mokslas kol kas yra gana atsargus. Vis dar nėra aiškių įrodymų, kad NAD lašelinės duoda realią papildomą naudą, o klausimas, kaip jos iš tikrųjų veikia organizme, vis dar nėra iki galo atsakytas. Be to, 2024 metais FDA perspėjo ir dėl saugumo problemų susijusių su kai kuriais NAD injekciniais preparatais. Todėl bent jau šiandien NAD lašelinės verta vertinti atsargiai, kaip brangų ir dar ne iki galo moksliškai pagrįstą metodą. Ir čia būtent atsiranda viena jautriausių šios temos vietų – vėžio klausimas. Šiuo metu nėra įrodymų, kad NAD papildai sukeltų vėžį, tačiau mokslininkai išlieka atsargus, nes NAD dalyvauja procesuose, kurie padeda ląstelėms gaminti energiją ir atsistatyti, o tokiais pačiais mechanizmais naudojasi ir vėžinės ląstelės. Dėl to keliama hipotezė, kad jeigu organizme jau yra ankstyvių navikų ląstelių, padidintas NAD prieinamumas teoriškai galėtų padėti joms augti greičiau. Net pats David Sinclair yra pasisakęs šiuo klausimu. But also there were mice that were predisposed to pancreatic cancer, and when given NMN, they developed more precancerous and cancerous growths when they consumed this NMN. Kol kas tai nėra galutinai įrodyta žmonėms, bet būtent dėl to ši tema vis dar išlieka aktyvių mokslinių diskusijų objektų. Labai svarbu paminėti ir tai, kad Europoje NMN šiuo metu nėra autorizuotas kaip maisto papildo ingredientas. Europos komisijos Novel Food kataloge NMN yra priskirtas prie vadinamojo Novel Food, o tai reiškia, kad jis negali būti teisėtai parduodamas Europos rinkoje kaip įprasti papildai, kol nėra gavęs oficialaus leidimo. Kitaip tariant, čia kalbama ne apie tai, kad NMN automatiškai būtų pripažintas pavojingu, bet apie tai, kad jo teisinis statusas Europoje nėra patvirtintas. Tai rodo ir 2026 metais RSFF perspėjimo sistemos įrašas, kuriame papildas su NMN iš Jungtinės karalystės buvo pripažintas kaip unauthorized novel food, tai yra neleistinas naujas maistas. Todėl matydami reklamas arba skambius pažadus apie ilgesnį gyvenimą, daugiau energijos ar stebuklingą atsistatymą vartojant papildus ar NAD lašelinės, būkite budrus ir neapsigaukite per lengvai. Kol kas galime pasakyti tik kelis dalykus gana užtikrintai. NAD yra labai svarbi molekulė ląstelių metabolizmui. Kai kurie papildai gali padidinti jos kiekį organizme, tačiau dar nėra aiškių įrodymų, kad tai iš tikrųjų sulėtina žmogaus senėjimą ar prailgina gyvenimą. Todėl bent jau šiandien daug mokslininkų rekomenduoja pirmiausia fokusuotis į dalykus, kurie jau turi stiprius įrodymus: kokybišką miegą, fizinį aktyvumą, gerą metabolinę sveikatą ir subalansuotą mitybą. NAD gali būti labai įdomi ateities medicinos kryptis, bet šiandien tai greičiausiai yra daug žadanti idėja, kuri dar tik pradeda pereiti iš laboratorijų į realų pasaulį. Ir svarbiausia, mokslinio tyrimų šioje srityje nuolat daugėja. Tad labai tikėtina, kad per artimiausius metus apie NAD žinosime gerokai daugiau nei žinome dabar. Ir žinoma, jei atsiras naujų stiprių tyrimų arba reikšmingų atradimų šią temą, mes tikrai padarysime papildomus video šiame kanale. Todėl jeigu jums įdomios tokios temos apie sveikatą, ilgaamžiškumą ir apie tai, ką iš tikrųjų rodo mokslas, prenumeruokite mūsų kanalą ir palikite like arba patinka, abu mygtukai apačioje. Ir jeigu turite kokių idėjų mūsų ateities video, pavyzdžiui, papildus, dietas, palikite šias idėjas komentaruose ir mes bandysime išpildyti šias idėjas mūsų videos. Taip kad ačiū, kad žiūrėjote ir viso.